Antra mūsų užsiėmimo dalį tai būtų koloninis grąžtas ir koloninis gręžimo būdas. Nu tai va, dabar skirtumas tarp grąžtų yra ar nėra? Yra. Kas sakė, kad nėra? Nu tai kaip su juo gręžti, sakykime? Nu kaip paprastai? Nu į nieko nebus. Į nieko nebus. Nu į nieko nebus. O kaip tu tą gruntą paimsi iš jo? Kaip padaužysi? Nu ir kas? Padaužysi ir padaužysi. Nu ir kas? Nu va, čia va ir visas dalykas. Matot, koloninis grąžtas, jis šiaip iš vizualiai jau labai smarkiai skiriasi, todėl kad sraigtiniu grąžtu gruntas imamas išorė grąžto, o šitas yra vidurinė dalim. Tai vienas dalykas. Ir antras dalykas, tai yra koloninis grąžtas yra pagristas šlapiu gręžimo būdu. Tai yra vandeniu. Todėl kad, reiškia, norint pragręžti šito grąžtu, jo, reiškia, ardomoji dalis, tai yra galvutė, vadinama koronėlė. Ir jisai yra visai, ten yra storasieniai plieniniai vamzdžiai, o čia yra viskas plonasieniai vamzdžiai. Taip pat yra laužtukas, toks pat kaip gruntotraukis. Tarp kitko, gruntotraukis tai yra, kaip pasakyti, sumažinta kopija, reiškia, koloninių grąžto ir jisai, kadangi nedidelis ilgis jo, jisai naudojamas sausų gręžimo būdu. O šiaip koloninis grąžtas yra šlapių gręžimo būdu pagristas. Tai koloninis grąžtas susideda iš ko? Iš galvutės, vadinamos koronėlės, laužtuko, plonasienio vamzdžio, jungiamos movos, plonasienio vamzdžio ir jungiamo movų. Ir taip, tokie, reiškia, segmentai surenkami pagal gręžimo agregato bokšto aukštį maždaug po 5-6 metrus, tokiais gabalais surenkami. Tik tai viena dalis yra su galvute, o likusios yra be galvučių. Šitas, kitaip sakant, norint sujunginėti jau toliau, reiškia, atsukinėjama yra jungiamoji mova ir prisukama vis pastoviai, kitaip sakant, čia tai reiškia užmaunama ir užkaišiuojama, o čia yra susukama. Dabar, reiškia, norint gręžti koloninių grąžtų, reikia paruošti gręžiniui vietą. Reiškia, jeigu, sakykime, tarkim, čia yra numatytas atlikti koloninio gręžimo gręžinys. Taip? Turime metro maždaug skersmens, reiškia, iškasti duobę, pusę metro gylio mažiausiai, iškesti griovelį ir iškesti kokius 3-4 rezervuarus, kad ištekėjęs gruntas su vandeniu galėtų to grioveliu nutekėti į šitos rezervuarus ir vienas su kitu sujungti. Pastatyti vandens cisterną arba vandenvežį, pastatyti siurblį, kad siurblio pagalba galima būtų pumpuoti vandenį. Vandenį, reiškia, vanduo turėtų bėgti vidinė dalimi šito grąžto, šitos reduktoriaus, reiškia, per movas, vidinė dalimi grąžto, turi tekėti vidinė grąžto dalimi, planuoti galvutę ir ištekėjęs vanduo su gruntu kyla išorinė paviršių ir teka, taip sakant, čia prisirenka to vandens su to gruntu ir šito grioveliu teka į rezervuarus. Ištekėjęs grunto dalelės su vandeniu, sunkios dalelės sėda į dugną, vanduo filtruojasi ir perbėga į kitus rezervuarus. Ir taip toks gręžimas yra naudojamas naudingų iškasenų paieškoms. Tai yra akmens anglies, geležies rūdos, dolomitų, gipso ir taip toliau. Šitoks gręžimo būdas yra labai brangus ir giliai jau siekia nebe dešimtimis, o 100 metrų. Inžinerinėse tyrinėjimo darbuose koloninis gręžimas taikomas labai retai. Ten, kur yra labai byrūs gruntai arba labai kietos uolienos. Tai va, tai tiek apie šios gręžimo būdus. Ką dar norėtumėt manęs paklausti? Gal gręžim, nes jau parendė tos ant...
Bus vėsiau biški. Kam čia labai karšta? Chebra turi pasirūpinę. Sontiks gerai tinka ir nuo saulės, ir nuo lietaus, supranti, kokios problemos. Tai ir medžių dar pasislėpsim. Nu. Mygti ir suktis panašių greičiu. Tai yra, nu, artimai panašiu. Čia labai sunku nustatyti, kad slenkamasis judesys panašus būtų su sukamoju judesiu. Dėl ko? Dėl to, kad suardytas gruntas, slinkdamas ant sraigto paviršiumi, nedarytų didelės, tuščiai neprasisuktų ir nedarytų mums didelės paklaidos grunto sluoksnių skaičiavimui. Tai yra, kad, reiškia, jeigu, sakykime, mes tik suksime, o grąžtas nesmiks žemyn, tai, reiškia, tas visas gruntas sukils į viršų ir mes nežinosime, kokiam gilį, koks yra gruntas. Tas yra labai svarbu. Tai va, o, reiškia, gręžimas vyksta taip. Pradžiai mes pabandysime, sugręšime pusę grąžto, ištrauksime, aprašysime, sugręšime visą grąžtą, ištrauksime, aprašysime ir taip toliau, ir taip toliau.